Kas yra laimė? Įdomu tai, kad šiame amžiuje žmonės ieško laimės kažkur tais išorėje. Naujam automobilyje, naujose santykiuose, kelionėje, naujam name, savo tiksluose. Ir mes nuoširdžiai siekiame tų visų dalykų, bet kaip nesijaučiam laimingi, taip nesijaučiam. Paprasčiausiai išėjus į gatvę apsidairius, matai, kad žmonės yra pikti, nepatenkinti, suniurę, nelabai tos laimės aplinkui ir yra. Tai ką daryti? Kur ta laimė? Akivaizdu, jeigu mes jos nepametėme, tai greičiausiai yra jinai mumise. Reikia tik tai žingsnių, instrumentų, kaip ją pasiekti. Ir tai nėra taip sudėtinga, kaip atrodo. Jeigu kada nors tą jausmą savyje turėjai, tu bet kada, kaip ir bet kokį kitą prisiminimą, gali išsišaukti ir pradėti jausti. Kuo dažniau tu tą jausmą išsišaukinėsi savo sąmoningom pastangom, tokiom pačiom kaip valytis dantis, reikia šiek tiek pastangos, taip pat gali išsišaukti ir laimę. Tuo daugiau tavo gyvenime tos laimės ir ateis. Tai kai žinai, kaip tai padaryti, tai tampa netaip ir sudėtinga. Tai linkiu kiekvienam vieną dieną prisiminti įvykį, kuriame jautėtės labai laimingi ir tiesiog savo širdyje prisiminus šį įvykį pajausti tą laimę vėl, tol, kol pradėsite patirti vis naujus laimės įvykius.